Sveiki sugrįžę į Birštoną, kur vyko trečiųjų seniūnijų sporto žaidynių finalas. Pirmojoje laidos dalyje galėjote stebėti, kaip sekėsi krepšininkams, stiklininkams, futbolininkams, šaškių ir šachmatų meistrams, o dabar apžvelgsime stalo teniso ir smiginio rezultatus, po kurių taps galutinai aišku, kurigi seniūnija buvo stipriausia Lietuvoje 2010-aisiais. Na, o stalo teniso rungtyje stipriausiai pasirodė Kuršėnų miesto seniūnijos atstovai, už savo nugaros palikę Degaičių seniūniją, Telšių rajonas ir Gargždų seniūniją, kuri beje praėjusiais metais tapo čempionė komandinėje įskaitoje. Na, taip pat vertėtų pažymėti, kad tiek Kuršėnų, tiek Degaičių seniūnijos dalyvavo vien tik tai stalo teniso rungtyje, tačiau matome, koncentraciją davė savo vaisių ir būtent dvi pirmosios vietos buvo užimtos šių seniūnijų. Štai jūsų dėmesio rezultatai. Taškai čia skirstomi lygiai taip pat kaip ir šaškėse bei šachmatuose. Ir lygiai taip pat rezultatai bei taškai už pasirodymą skiriami ir smiginio rungtyje. Tai turbūt pati egzotiškiausia šių žaidynių šaka, na, kuri tikrai Lietuvoje dar negali pasigirti dideliu populiarumu, tačiau čia dalyvių taip pat netrūko ir pajėgiausi smiginio rungtyje buvo Šilainių seniūnijos Kauno miesto atstovai. Antroje vietoje liko Smalininkų seniūnija, Jurbarkų rajonas, o trečioje vietoje, kaip ir stalo teniso rungtyje, Gargždų seniūnija, Klaipėdos rajonas. 13, 11 ir 9,5 taško pajėgiausioms seniūnijoms smiginio rungtyje. Štai ir visos 7 sporto šakos, belieka tik susumuoti rezultatus, tačiau tai padarysime kiek vėliau. O dabar kviečiame jūs susipažinti su kiek neįprastu sportu. Seniūnų trikovė. Seniūnijų vadovai savo jėgas išbandė smiginio, baudų mėtymo ir dviračių trasoje, taip išsiaiškindami pajėgiausią seniūną. Tiesa, ši rungtis nėra įskaitinė, tačiau ir čia emocijų netrūko. Netrukus jūsų dėmesio į vieną iš seniūnų mintys. Bakšinskis, ta aš esu. Už nugaros. Čilimą buvo. 81. O? 15. Paskaičiuojam? Paskaičiuojam, palauk. Nuotaikos puikios, gražios varžybos, oras geras, daug dalyvių, visi linksmai nusiteikę. Puiku, Lietuva, sporto tauta. Kaip patinka Birštonas ir čia rengiamos šios varžybos, ar gera vieta, kaip manot? Birštonas, manau, puikia vieta, iš tikrųjų ramus miestas, sporto aikštynas geras, ir aikštelės, ir krepšinio įrengtos, ir puikia vieta, rami vieta. Tik gaila, kad nespėjom pakeliauti po Birštoną, nes buvom labai užsiėmę. Sirgaliai, buvom stiprus, sirgom už tenisą. Teko dalyvauti, neįprastoje rungtyje, trikovėje. Smiginis, baudų metimai, dviračio rungtis. Kaip patiko? Toks, nauja sporto šaka, galima sakyti. Trikovėje esu dalyvavęs ir Rokinėje, beje, vykdavo prieš porą, praeitais metais ir už praeitais metais vyko seniūnijų kaimo žaidynės, ten irgi buvo trikovė, tik truputį skirias rungtis. Tai šia rungtis iš tikrųjų nesudėtingos, smiginė, kai visi juokauja, sako, seniūnas gali ir darbę pažaisti, aš to netoleruoju. Baudas mėtyti nėra sunku, Lietuva krepšinio šalis, na, o dviratį teko minti senokai. Gal reiks darbą pradėti minti, geriau pasirodė šio varžybos. Ar didelė delegacija čia jūsų atvyko? Delegacija iš tikrųjų nemaža, berods apie 28 žmonės atvyko. Dalyvavom stalo teniso varžybose, futbolo varžybose, seniūnų trikovė, šaškės, berods viskas. Moterų krepšinį dalyvavo, kiek žinau, jau laimėjo medalius, tai puikiai. Rezultatais nesiskundžia turbūt? Ne, nesiskundžiam, yra nors vienas medalis, tai puiku, jaučiamės gerai, patenkinti. Na štai, pasirodo ne visiems seniūnams trikovė yra nauja rungtis, na, o išbandę rankos tikslumą smiginio rungtyje, seniūnai dar kartą savo koncentraciją galėjo patikrinti prie baudų metimo linijos. Antroje trikovės rungtyje jiems teko mesti 10 baudų ir pagal pataikytas baudas buvo išaiškinti antros rungties nugalėtojai. Geriausias rezultatas čia buvo 8 pataikyti baudų metimai, rezultatas, kurio išties galėtų pavydėti ir kai kurie profesionalūs krepšininkai turbūt.
Mums kaip praeitų metų šitų žaidynių antrųjų čempionams, tai yra Klaipėdos rajono Gargždų komandai, yra truputį blogesnės, kadangi jau mes matome, kad šiemet jau nebūsim pirmi. Bet apskritai kalbant, tai nuotaikos yra labai geros, kadangi nuotaika puikia, susitikom senų draugų, senų kolegų, pabendravom, ne tik sporto aikštelėje, pabendravom ir už aikštelės ribų, be abejo, įsiaiškinom santykius ir aikštelės ribose. Ta prasme, sporto savo galimybės įvertinom irgi. Kaip patinka Birštonas? Ši vieta tinkama organizuoti tokiems renginiams? Tikrai taip, nes prisipažinsiu, aš Birštone gal tik antrą kartą gyvenime ir aš matau pokyčius didžiulius. Laisvu laiku apskritai pavaikščiau po miestelį, pamačiau, kad čia yra daug investuojama, daug daroma ir iš tikrųjų gražiai šitas kurortas. O aš manau, kad ne tik Birštonas ir kiti kurortai, ne tik kurortai yra pajėgus ir galėtų rotacijos būdu gal daryti šitas varžybas. Kaip patiko seniūnų trikovės rungtis? Patiko, kadangi ten nebuvau nei paskutinis, nei pirmas, bet kažkur per vidurį, kiek žinau. Ir aš manau, kad tokia galėtų būti skaitinė, kadangi vis dėlto seniūnai atvažiavo su komandomis, buvo, stengiasi, dirbo ir manau, kad jų pelnyti taškai galėtų būti skaityti ir bendrai komandoje. Seniūnų trikovė užbaigė dviračių rungtis. Šią nelengvą trasą greičiausiai dalyviai įveikė vos per kiek daugiau nei 20 sekundžių. Išties neblogas rezultatas mėgėjams. Geriausias greičio savybės ant dviračio parodė Marijampolės savivaldybės Šunskų seniūnas Rimantas Lekeckas. Ir šio rezultato visiškai pakako tam, kad jis galėtų bent jau iki kitų metų vadintis sportiškiausiu Lietuvos seniūnu. Štai, jūsų dėmesiui, Rimanto Lekecko pergalingas važiavimas. Na, o moterų tarpe nugalėjo Dalia Janulienė, Rokiškio kaimiškosios seniūnijos seniūnė. Na, nors buvo tik tais dvi dalyvės moterų gretose, tačiau turbūt pirma vieta visada geras. Kaip patiko seniūnų trikovės rungtis ir atrodo, kalbiname laimėtojų, ar ne? Kokie įspūdžiai? Viskas gerai, gal ruošimės kitokom viskį rungtim, sužinojom, kad bus paskutiniai rungtis dviračiais, bet man atrodo dabar kiekvienas, ypač suvalkiečiai persida ant dviračių, tai su dviračiais mokam važiuoti. O šiaip viskas patiko, visos rungtys, labai fan. Ar didelė delegacija atsivežė čionai? Marijampolės nesakyčiau, kad labai didelė, bet ir futbolistai, ir krepšininkai visose rungtyse buvo įstatyti žaidėjai. Žodžiu, nuotaikos geros, ar ne? Kaip pačios varžybos? Viskas atrodo puiku, svarbu, kad tas šūkis sportas visiems ir visi dalyvauti gali savo pajėgumuose, tai man atrodo labai gerai. Na, kiek stebėjom šiandien varžybų, tai pasirodė, kad emocijų tarp mėgėjų nemažiau negu tarp profesionalų. Kuo tai galima paaiškinti, kaip manot? Tai kiekvieną varžybų dvasia užkrečia, vis tiek norisi kažką tai laimėti, nes jeigu jau sykį dalyvauji, tai norisi siekti ir toliau. Tai galim tikėtis, kad ir kitais metais Marijampolės atstovų netrūks? Tikrai taip, jei sveikatus leis. Jūsų ekranuose apdovanojami seniūnų trikovės prizininkai, tiek vyrų, tiek moterų gretose. Na, reikia paminėti, kad Marijampolės savivaldybės Šunskų seniūnijai ar Rokiškio kaimiškai seniūnijai bendroje komandinėje įskaitoje deja nepavyko įsiterpti tarp prizininkų, tačiau seniūnų toks pasirodymas be abejo pralinksmina susirinkusios. Ir jūsų dėmesiui dabar moterų nugalėtojos Dalios Janulienės. Išskirtinis interviu Sport 1 televizijai. Tapo Dalia Janulienė. Kaip jaučiasi seniūnų trikovės nugalėtoja moterų tarpe? Puikiai. Tiesiog fantastiškas jausmas, iš tikrųjų, emocijų daug, bet labai viskas labai šaunu. Kaip patiko pati rungtis? Pati rungtis buvo originali, kadangi buvo dviračių, tas toksai kaip ir rungtis viena, tai tikrai netikėta, bet viskas labai puiku. Kaip pačios varžybos, kaip vertinate, Birštonas tinkama vieta tokiams varžyboms? Aš galvoju, kad tokiam varžybom būtų bet kuri vieta tinkama, todėl kad čia susirenka,
Puiku, sporto mėgėjai, visi žmonės smagus, linksmi, jo labiau daug kolegų, daug pažįstamų, tai puiku. Reikia mums tokių renginių. Kas be ko ir kuo daugiau. Taigi komandiniai rezultatai. Stipriausia 2010-ųjų seniūnyje tapo Kretingos miesto seniūnyje, už nugaros palikusi Alytaus, Vidzgirio mikrorajono ir Kelmės atstovus. Praėjusiu metu nugalėtoje Gargždų seniūnyje šįkart liko tik 4, tačiau prieš akis visi metai, per kuriuos galbūt atsiras naujų jėgų ar talentų, užkariausiančių mėgėjų sporto aikšteles. Tiek šįkart iš Birštono, sveikų ir sportiškų metų visiems, na o laidą užbaigsime pokalbį su asociacijos Sportas visiems prezidentu Algiu Vasiliausku. Likite sveiki. Prezidentas Algis Vasiliauskas. Kaip pats renginys, kaip pavyko organizavimas, kokia nuotaika? Nuotaika iš tiesų yra gera, renginys pavyko. Pavyko dėl to, kad gausiai dalyvauja dalyviai. Ir kad pabaiga vis dėlto sunkus darbas buvo padarytas tiek seniūnam, tiek organizatoriam, kadangi vis dėlto žaidynėse dalyvavo 12 650 žmonių. Tai aibė renginių, protokolų, aistrų, ginčų. Šiandieną padėtas taškas, šių metų, 2010 metų seniūnų žaidynės įvyko. Jos baigėsi, dabar apdovanojimai. Padėkoti reikėtų Birštono seniūnijai, savivaldybei, iš tiesų rūpestis jaučiamas, kvalifikuoti teisėjai, sporto centro kvalifikuoti darbuotojai. Aplinka gera, teisėjimas geras, dalyvių yra. Ko daugiau nori? Viskas gerai. Sakykit, kitais metais galima tikėtis turbūt kažko panašaus ar ne? Ar jaučiat didėjantį susidomėjimą iš pačių dalyvių? Taip, kalbant arba prisiminant pirmąsias seniūnų žaidynės, sunkiai skynėsi kelią dėl požiūrio, dėl nuomonių įvairovės. Buvo tokių nuomonių, kad ir nereikia, kad galima kitokius renginius organizuoti, bet jau įvykus pirmosiom žaidynėm, kur finalinės varžybos vyko Šiauliuose, vis dėlto atsiliepimai buvo geri, seniūnai jau patenkinti, savivaldybių vadovai pritarė tokių priemonių organizavimui ir aktyviai dalyvavo. Šilalės galima paminėti jau savivaldybę, kur merai, pavaduotojai merų dalyvauja. Tai liūdė, kad žmonėms tokių renginių reikia, tie reikalingi ir kad rūpi miesto savivaldos žmonėms. Tai svarbiausia yra. Šiandien stebėdami varžybas matėm, kad emocijomis mėgėjai praktiškai nenusileidžia profesionalams. Čia vienas magiškas žodis sportas. Visų emocijų turi. Sportas ant emocijų laikosi. Tai, kas myli sportą, supranta jį, be abejo, čia jo yra gyvenimas. Jis gyvena tuo. Ir labai džiugu, kad tiek daug Lietuvos žmonių dalyvauja tokiuose renginiuose, mėgėjiškame sporte. Tai liūdė dar kartą, kad žmonės rūpinasi savo sveikata, rūpinasi užimtumu, savo prasmingų laisvalaikio praleidimu. Tai yra pagrindinis mūsų organizacijos, Kūno kultūros departamento, visų sporto organizacijų tikslas ir pagrindiniai uždaviniai tokie yra. Ko palinkėtumėt Lietuvos žmonėms, galbūt tiems, kurie užsiima sportu? Aš visada tokiu atveju sakau, kad sportuot, rūpintis sveikata, nes nieko nėra pasaulyje brangiau už sveikatą. O jinai įgyjama tik tai pačių rankomis, nieks jūs neduos, nieks nepadovanos. Atimt gali, bet dovanot ne. Sportuot, būti aikštynuose, bendraut, pažinti viens kitą. Tiesiog dabar gyvenimo gyventi džiugiai gyvenimą.